su kokiu užklausimu žmogus turi ateiti ir kaip apskritai vyksta hipnoterapijos seansai? Klientam dažniausiai skauda. Skauda emociškai, skauda dvasiškai. Tai šitą formą, nesvarbu, kaip mes pavadinsim, bet yra vidinis skausmas. Tai gali būti, kaip tas skausmas dažniausiai atsispindi žmonėse, tai per jausmus. Tai yra baimė, pyktis, neapykanta, nerimas, gali būti kaltė. Tai vat, šitie baziniai jausmai, už šitų bazinių jausmų stovi skausmas, o kai šitos dalykus mes per pasąmonės hipnozės technikas sutvarkom, eliminuojam, pakeičiam požiūrį į situaciją, pas klientus įvyksta lūžio taškas, tai reiškia, jie į gyvenimą pradeda žiūrėti kitaip ir tie skausmai, kurie jam atrodė, kad yra skausmingi, pasirodo, tai buvo kaip pamokos pakeisti savo gyvenimą. Tai čia jeigu žmogus turi iššūkių, kad ir su tais pačiais finansais, Taip. o dirbama yra, tarkim, su baime arba nerimu, tai čia koreliuoja su tais pačiais finansais. Visiškai.